Ežero dugnas minkštas, iš karto pakyla debesis nuosėdų, pro šalį praplaukia kelios kuojos. Panašu, kad negazdina kuojų nei vaikščiojimas krante, nei buvimas šalia kameros. Dabar sumetu kukurūzus, saujelę kukurūzų. Per visą filmavimą sunaudojau apie pusę indelio kukurūzų. Tai gana nedaug. Ir jau po pusantros minutės filmavimo pasirodo ir šio video herojus. Komentaruose galite pamėginti atspėti, kokio dydžio šis lynas. Kadangi jis pasirodo video praėjus vos pusantros minutės nuo filmavimo pradžios, manau, kad jau kurį laiko jis čia valgo tuos kukurūzus nuo dugno. Nuo pačio pirmo šėrimo iki kameros įleidimo į vandenį praėjo apie 30 minučių. Kameros visiškai nesibaido, plaukioja šalia. Rinkdamas kukurūzus nuo dugno praryja ir filmavimo metu pro šalį plaukioja kuojos. Kuojos taip pat renka kukurūzus nuo dugno. Ne taip intensyviai ir aktyviai kaip lynas, bet veiksmas vyksta. Jau kai atrodo, kad arčiau priplaukt lynas nebegali, tai su nosim beveik paliečia kamerą ir sukasi toliau. Video filmuotas gegužės 31 dieną, visiška pavasario pabaiga, oras gana šiltas. Ir viso video metu panašu, kad lynas suka ratus, nepamiršta, kur rado skanų kąsnį, o kojas tuo tarpu nesibūriuoja, neplaukia į šėrimo vietą, migruoja pro šalį, viena kita suvalgo po keletą kukurūzų. Kojytės nėra stambios ir gana nedaug jų. Panašu, kad jos nejaučia kukurūzų kvapo, jų papildomai niekas nevilioja, labiau migruodamos pamato ir suranda masalą. O štai lynas suka ratus ir karts nuo karto užkandžiauja. Kol filmavau šitą video, mes su dukra ant kranto leidom laiką, turistavom prie ežero, bet panašu, kad lynui visiškai nemotais. Tikrai neleidom laiko nei tyliai, nei atsargiai, nuo kameros buvom maždaug už 20 metrų, kūrenom laužą,
kepėm zefyrus, žaidėm ir visiškai panašu, kad nereikėjo laikytis tyliai, kad Lynas nejaustų diskomforto. Tai iš tikrųjų situacija nesikeitė viso filmavimo metu, kuojos zujo sau, Lynas ratais vis grįždavo prie kukurūzų. Dabar šiek tiek prasukinėjau vaizdą greičiau, tai matosi kaip fone Lynas vis praplaukia, surenka toliau esančius kukurūzus, grįžta vėl prie kameros. Į žmonės ant kranto visiškai nereaguoja. Filmavimo metu pro kamerą praplaukė porą mažų ešeriukų. Ir berods viena aukšlė, taip kad jokios kitos žuvies nebuvo ir į kukurūzus nesureagavo. Vienas vienintelis Lynas. Ešeriukas. Va, pavyzdys, kaip Lynas priplaukia, praryja kukurūzą ir nuplaukia savo. Atkreipkite dėmesį į randus ant šono. Bus aktualu, jeigu komentaruose spėjot, kokio dydžio šis Lynas.
Lietuvos nacionalinė žuvis ir iš tiesų įspūdinga žuvis. Graži, stipri. Ne visai lengvai pagaunama. Ir tikrai žvejų tarpe vyrauja nuomonė, kad lynas labai atsargus, kad reikia ypatingos tylos laikyti žvejybos vietoje, norint jį prisivilioti ir neišbaidyti. Bet šis filmavimas nepanašu, jog patvirtina šitą nuomonę. Nes net ir ruošiantis ištraukti kamerą, visiškai šalia kameros tas lynas plaukiojo ir nesijaudino dėl to, kas vyksta krante vos už keletos metrų.